100 milijonai. Va, tai čia tuos klausimus. Tai šiaip norėčiau pirmiausia paklausti, ką jūs atstovaujat, ta prasme, kaip grupė? Žmonės Lietuvos. Aš suprantu, bet kaip jūs susikūrėt, sakykime taip? Aš tiksliai nežinau, kaip susikūrė. Ar jūs taip spontaniškai paėmėt, kažkaip susirinkote? Spontaniškai susirinkom, gimė idėja, bet reikia pastebėti, kad šitie čia vykstantis protestai yra tąsa protestų, kurie prasidėjo Kaune dar. Bet tuo pačiu klausimu, taip, dėl darbo kodekso, jo? Taip. Jūs čia kaltino, skaičiau Butkevičius, kad esą jūs patys to kodekso neskaitėt ir iš lempos, ta prasme, varat. Ką galėtumėte tai pasakyti jam, atsakyti? Taip, tai yra netiesa. Dauguma čia skaičiusių žmonių yra skaitę darbo kodeksą, o antras dalykas yra tas, kad darbo kodeksas, kuris buvo priimtas Seimo balsavime, nėra prieinamas viešai internete. Internete yra paskelbtas priimtas darbo kodekso variantas, tačiau jo turinys yra tas pats, kuris buvo suderintas trišalėje taryboje. O tas variantas, kuris buvo priimtas su pataisomis, viešai nėra prieinamas. Ta prasme, kad mes čia visi dabar ginčijamės dėl to, ko net nematė, taip išeina. Konkretus turinys viešai nėra prieinamas darbo kodekso naujo priimti. Tai paaiškėjo lyginant stenogramą Seimo posėdžio su paskelbtų dokumentu, kuris apibūdinamas kaip priimtas. Ir iš stenogramos matosi, kad priiminėjant darbo kodeksą, kalbant apie konkrečius darbo kodekso straipsnius, buvo diskutuojami teiginiai ir sakiniai, kurių nėra šitam variante. Aišku. Sakykit, prašom, o čia aš dabar atsiradau Facebook'e, kaip tik perskaičiau, reiškia, kad turiu drauguose jūsų vieną kažkurį atstovą, nežinau, jisai kaip gyvenimas brangus, ten grupė ar asmuo, ar ten, ta prasme turiu, tai jisai paskelbė, kad čia buvo liktai kažkokia kita, kaip priešingai, kuri palaikanti grupė šiandien. Taip, turėjo būti, bet panašu, kad persigalvojo dėl kažkokių priežasčių ir nepasirodė. Aišku, reiškia, jūs kol kas oponentų neturite, vienvaldžiai. Bet iš ten, kiek suprantu, jūs išvijo, jo, iš ten pirmosios vietos, kur buvot prie vyriausybės? Ne, neišvijo, mes patys pasirinkome padaryti pauzę, kadangi šventės... Ne, aš turiu galvoj dabar, šiandien, kad jūsų tenai nėra. Ne, čia tvora buvo iš anksto aptverta, mes jau atėję radome ir policininkus saugančius teritoriją, todėl kol kas bazuojamės čia. O iki kada planuojat būt? Manau, iki tol, kol paaiškės prezidentės sprendimas, ar jį vetuos ar ne, ir mes aktyviai reikalausim, kad projektas būtų vetuotas ir būtų atnaujintos derybos. Aišku, jūs kaip patys daugiau moksleiviai ar kaip studentai? Čia paties įvairiausių yra žmonės, ir dirbantis, ir studentai, ir moksleiviai, ir dirbantis, ir studijuojantis tuo pačiu. Taip sakant, savanoriškai atstovaujate darbo klasę. Visiškai, ne tik darbo... Ta prasme dirbančiuosius. Jo, ta prasme dirbančiuosius, privatus verslas, nes kiek žinau, kad valstybinėse įstaigose ir biudžetinėse įstaigose šitas darbo kodeksas netaikomas, kaip ir. Būtent. Tai va čia labai įdomus variantas. Jo labiau, kad ta pati vertė darbo kodekso patiems darbdaviams yra abejotina. Naudingiausia tai bus stambiems darbdaviams, kurie gali tiesiog efektyviau išnaudoti šio kodekso pagrindų darbo jėgą. Tačiau, kas liečia smulkesnius verslus, tai prie jų konkurencingumo šitas darbo kodeksas visiškai neprisideda. Jis nepadeda nei kelt darbuotojų kvalifikaciją. Aš nesuprantu, kokia jo logika tiesiog. Mano nuomonė, kad... Vyriausybė sako, kad lankstesni darbo santykiai ir pritraukti užsienio investicijas. Bent jau oficiali logika. Bet tie darbo lankstesni santykiai visiškai negarantuoja, kad atsirastų darbo vietų. Nes juk
jeigu verslai, tarkime, steigėsi ir jie nori konkuruoti su tuo, kas jau įsitvirtinęs ir siūlo kokybišką prekę, tai tada toks verslas turi patraukti savo paslaugomis. O kad šitos paslaugos būtų patrauklios ir konkurencingos, tam reikalingos išlaidos. Išlaidos visų pirma darbuotojams, kurie galėtų kvalifikuotą darbą atlikti. Tai šitas darbo kodeksas tokiems darbuotojams kažkokių geresnių ypatingų sąlygų nesukuria. Gerai, ačiū. Tomai, turi USB komiksus? Labą dieną. Gal galėtumėt porą žodžių info LT portalui? Apie ką? Būtent pirmiausia, gal nuo to pradėkim, kodėl jūs čia. Tokie vyriausybė, gal ne vyriausybė, gal Seimas būtent su vyriausybės spaudimu priima tokius sprendimus, kurie mūsų visiškai netenkina. Bet jūs, kaip suprantu, ne savarankiškai patys atėjote, jau atėjot paskui šitą jaunimą. Kaip ir patys kažkaip pirmie neorganizavo čia reikalą. Jeigu žiūrėt visą istoriją, tai jaunimas buvo patys pirmieji, jie pradėjo Kaune tą visą daryti, savaitę tęsė akciją, bet Kaune tą akciją nesulaukė. Tai paskui jie atvažiavo į Vilnių, prie Vilnių mes tada prie jų prisijungėm. Čia gal ne tiek svarbu, kas pirmi. Prieš savaitę vyko mūsų akcija. Prieš savaitę vyko mūsų akcija, kur kvietėm dalyvauti visus renginius, bet man atrodo pats svarbiausias tai yra rezultatą, kokį mes norime pasiekti. Na taip, o sakykit, prašom, kodėl taip mažai jūsų čia žmonių, ar jie dirba gal daugumą, ar kaip, ta prasme, toks menkas visuomenės palaikymas tokių svarbių klausimų pačiai visuomeniai. Tai čia gal klausimą reikėtų užduoti būtent visuomenė, o ne mums. Kodėl tiek žmonių? Kiek žinau, jūs esat profsąjungos vadas, kaip sakoma, turi savo rankose resursų žmonių ir jau galite juos kažkaip... Vienas, kad šita akcija nėra momentinė, jeigu ta akcija būtų momentinė, tai čia žmonių, aišku, būtų daugiau, o kadangi ta akcija yra ilgalaikė, tai žmonės yra, sakykime, sudėlioti tam tikrais etapais, pamainom, kada jie čia sudalyvaus, nes nereikia užmiršti, kad žmonės dirba ir iš darbo dabar išeiti yra ganėtinai sudėtinga. Žinom, kad rytoj turi atvažiuoti žmonės iš tam tikrų rajonų, dalyvauti šito akcijoje ir bent trumpiausia, čia akcijos pabaiga numatyta Liepos 6 dieną, aš nežinau, ar neįtęsis iki Liepos 6, gal bus greičiau priimtas sprendimas, bent jau iki Seimo darbo pabaigos, iki bent šios savaitės, iki Liepos pradžios ta akcija turėtų tęstis, ten mūsų žmonės joje dalyvaus ir mes galvojam, kad visgi prezidentė tą įstatymą vetuos darbo kodeksą. O jeigu nevetuos? Jeigu nevetuos, turime tuos žingsnius sekančius, ką galvojam. Mes esam numatę, bet gal nereikia stoti priešais traukinį ir palaukiam, kokie bus priimti sprendimai. Mes dabar kas bus, jeigu bus visą. Tai palaukiam tą laikotarpį, kol prezidentė turi priimti sprendimą dėl to viso. Jeigu nevetuos, tai bus sekantis mūsų žingsnis. Jeigu, sakykime, vetuos, tam yra numatyti vėl sekantys žingsniai, kadangi vien prezidentės veto, tai tam neužtenka, norim pasiekti tam tikrus rezultatus, nes turėtų būti akcijos, kitos akcijos jau, kurios, kaip minėjau, bus, tada paskelbsim tada, kai žinosim tuos rezultatus. O dabar tai yra grinai noras atkreipti, vienas yra prezidentės dėmesį atkreipti, kitas noras atkreipti vyriausybės atstovų dėmesį, kad jie pasirinko tokius sprendimus, kurie netenkina. O patys vyriausybės atstovai buvo prieėję šnekėtis? Vyriausybės buvo prieėję atstovai, jie bandė įrodinėti savo tiesas ir, aišku, tokia diskusija gaunasi kaklo su kurčiu, nes realiai jie nelabai nori girdėti tos argumentus, kuriuos pateikė mums ir sako, kad būtent šitas įstatymas leis sukurti naujas darbo vietas ir pagerins investicijų pritraukimą į Lietuvą. Tai mes šito tikrai nematom, kad tai bus.
bus sukurtos darbo vietos, bet ar mums reikia bet kokių darbo vietų, ar mums reikia būtent saugių ir orių darbo vietų. Tai gal mes kalbamės apie visai skirtingus. Sakykit, prašom, o kaip Jūs manote, mes žinome iš darbo biržos visų sąrašų, bent jau aš kaip domėjusi, tų laisvų darbo vietų gan nemažai, tik kad jos nieko netenkina, kadangi yra labai menkai apmokamos. Tai ar mums reikia tokių bilė kokių darbo vietų, ar geriau tas esamas kažkaip pabandyti padaryti patrauklesniems mūsų žmonėms, kad jie galėtų jose dirbti. Tai būtent aš apie ką ir kalbu, kad dabar tai liga yra ne tik Lietuvos, tai yra liga visos Europos Sąjungos. Liga yra, kad išeinant iš krizės darbdaviai nori spręsti problemas darbuotojų sąskaitą. Ir net europinės darbdavių organizacijos jos giriasi, kad jos kūrė tas darbo vietas. Bet ar mums tikrai reikia tų vietų, kur mokamas minimalus darbo užmokestis, kartais ir to nemokamas, darbuotojas nesijaučia saugiai toje darbo vietoje ir dirba pagal terminuotas darbo sutartis, tai ar mums reikia tokių vietų. Tai dėl to gal yra tai ir pats pagrindinis skirtumas mūsų požiūrio ir vyriausybės požiūrio, kad vyriausybės požiūris yra bet kokių vietų, kuo daugiau, kad neliktų bedarbių, nesvarbu, kad žmogus toje darbo vietoje yra socialiai neapsaugotas. Mūsų požiūris yra, kad jeigu mes kūrėm darbo vietos turi būti kokybiškos, turi būti mokamas geras atlyginimas ir kad žmogus dirbantis pilnu etatu neitų prašyti socialinių pašalpų, kas yra nereta pas mus. Kas tai yra per darbo vietą, jeigu žmogus gauna minimalų darbo užmokestį, o šeima jo yra daugiau iš 4 asmenų ir jam kai kuriais atvejais priklauso tam tikros kompensacijos, priklauso socialinės išmokos. Ar taip turi būti? Tai tuo mūsų požiūris skiriasi, mes norim, kad tų vietų būtų aišku daugiau, bet tos vietos būtų orios ir gautų žmogus normalų atlyginimą. Dėl šitam naujam įstatė apie darbo užmokestį beveik yra nekalbama, skyrus tik tai, kad minimaliai alga mokama už minimalų darbą, tik tai už nekvalifikuotą darbą turi būti mokama minimaliai alga. Daugiau, kad darbuotojams padidėtų darbo užmokestis, įstatėme nieko nėra. Tai tame yra pagrindiniai mūsų nesutarimai. Mes kitaip žiūrime tuos pačius faktus, bet kitaip žiūrime. Gerai, dėkui.